bandau taip įsižiūrėti, žiūriu, kad aš čia, taip, dar net nepažinau savęs, nesuprantu, kaip čia, kas čia yra. Vienu žodžiu, bandau tuos medikus pakalbinti, sakau, kad jie mane bando atgaivinti, aš sakau, aš čia stoviu, viskas čia yra, čia taip ir taip. Bet jie manęs negirdi, aš viską matau, girdžiu, bet manęs jie negirdi vienu žodžiu. Aš ten taip paklaidžiau, taip žiūriu, taip kai tu numiršti, tas kūnas, tu judi taip kaip, kai šviesos greičiu, kur tu pagalvoji, taip, taip, wow, aš taip žiūriu, čia taip įdomu, kas čia vyksta, kaip čia taip. Vienu žodžiu. Ir po to mane tokia paima jėga, tokias, kai sūkurys ir taip tolstu nuo savo to kūno, tolstu. Bandžiau šiaip nemokai šiaip. Vienu žodžiu tolstu nuo žemės ir atsiduriu prie didelio televizoriaus tokio kaip. Ir visas mano gyvenimas nufilmuotas nuo mažo vaiko, taip su manim kalba, dar iš pradžių aš nemačiau nei Dievo nieko. Balsas tik tai sako, ir aš ten toks banditas, narkomanas, vis paleistuvis, visi, ką ten, kas tik įmanoma, visus nuodėmės padaręs, galima sakyti, viską. Siaubas iš visos taip drebu, supratau, kad papuoliau dabar tai. Tokia baimė mane apėmė, tas visas tai gyvenimą, tik nuo mažo vaiko, taip epizodais parodo ir su manim kalba Dievas, sako, žiūrėk, sako, čia taip, viskas jau tu nepaslėpsi kažko, nepasakysi, kad tu nedarai tenai, viskas užfiksuota, net mintys, motyvacijos, viskas užfiksuota, dabar mes kalbu, Dievas viską filmuoja, kiekvieną žmogų, kiekvieną mintį, kiekvieną tavo motyvaciją, viską Dievas filmuoja vienu žodžiu. Ir visą taip epizodais tai parodė, tai visą taip gyvenimą mano. Ir taip balsas sako, eik, sako, pasižiūrėsi, kur tavo vieta, sako, ką tu čia šitoj žemėje pridirbai. Ir taip, kai liftu, aš taip, vėl grįžtu į šitą žemę, taip, grįžtu į žemę ir artėju prie, pragaras iš tos žemės centre yra. Tos tokios, kaip mano tas nuodėmingas kūnas, nuodėmės tave taip slegia toks, krenti ir baisus triukšmas, baisus žmonių kliksmas tam pragare tenai, kas tenai darosi. Baisus dalykas. Milijonų žmonių pragare mačiau, milijonai žmonių pragare baisiose kančiose. Ten neįmanoma apsakyti to siaubo, koks ten siaubas. Ir tu, kai atsiduri pragare, tu viską tau atsiveria kaip akys, tu viską supranti, ką tu blogo padaręs, prisimeni visas smulkmenas, viską prisimeni. Ir mane taip graužė ten net tokius dalykus, kaip prisiminiau, kaip močiutė mano sakydavo, aš ten naktim aš vogdavau, ten visokius eibės darydavau ir naktim atvažiuodavau, sako močiutė, vaikelį, sako, su savo darbais, tu, sako, papulsi į pragarą. Aš taip juokdavausi, sakau, šitas, sakau, koks pragaras, sakau, čia jūsų pasako, sakau, nėra jokio pragaro, sakau. Sako, vaikelį pamatysi. Ir pamačiau tą siaubą. Viskas, kas Biblijoje prašyta, viskas yra teisybė, viskas. Kiekviena nuodėmė žmogaus, kiekviena nuodėmė, ką tu blogo darai, kiekviena nuodėmė tau yra baisi kančia. Tie demonai apie tave viską žino, jie mentaliai kiekvieną žmogų skanuoja. Kiekvienas žmogus apie tave viską žino. Tu esi nuogas, ne tik tai kūnas tavo nuogas tam pragare, bet ir tavo nuogas siela, visa sąžinė, viską visi apie tave žino. Kiekvieną smulkmeną, viską, tu jau negali paslėpti. Ir tokie baisūs demonai tenai, jie už žmogų daug stipresni tie demonai ir kaip mane ten nustvėrė, tokį įmetė kaip į karstą tokį, į karste atsidūriau tokiam, kai stiklinis karstas. Ir tos kirmėlės burnoj, ten tokių kirmėlių, tau džiūsta burna, ten visa karštis baisi smarvė ant tam pragare. Ir pats baisiausias tas momentas, toks buvo, kaip aš vis tiek tu pradedi galvot,
Aš galvojau, kad mane Dievas įmetė amžinai į tą pragarą ir aš amžinai jau viskas galvojau, kad čia labanaktis su mumis. Aš ten graužiausi pirštus, verkiau, sakau, Dieve, duok dar vieną šansą, pasigailėk manęs. Verkiau, tu viską supranti, ant kiek tu esi nuodėmingas, ant kiek tu blogas esi. Kiekviena nuodėmė tave, tie demonai ten yra daug, ten tų visokių, ten tų baisių tų sutvėrimų, tų demonų. Ir kiekviena nuodėmė tave kankina už tą kiekvieną nuodėmę. Aš šaukiausi, sakau, Dieve. Ir vienu žodžiu, pamatau tokią paskui, pamatau šviesą tokią. Ir kaip Jėzus, kaip ranka tokia, tai kaip atėjo tai spindulys tokis, mane tai tas spindulys tokis šviesos tokis atėjo. Ir ta šviesa taip mane pasiėmė. Vienu žodžiu, Jėzus vėl tai pasiima ir susitinku su Jėzumi Kristumi. Jėzus taip sako, sako, apsivaliai, sako, bent kiek savo sielą, sako, nuodėmės. Aš visas toks dar drebu, taip, man tokį siaubą patyriau, aš, neįsivaizduojamas siaubas tam pragarė, neįmanoma žodžiais pasakyti, aš ten palyginus gal neilgą laiką buvau, bet tai pagalvoju, kam amžinai tam pragarė reikės būti, tai aš neįsivaizduoju, kaip įmanoma iškentėti išbūtinai. Neįmanoma, aš neįsivaizduoju, ten žmogus viską atiduotųsi, kad tik tai nepaliktų jo pragarė, viską tu atiduotų, tu atrodo eiti ant kelių, per visą žemę eitum ant kelių, viską darytum, tik tai, kad į tą pragarą neįmestum. Vienu žodžiu, Jėzus Kristus, jisai myli mus. Jisai myli už mūsų, jisai numirė už mūsų nuodėmes. Bet reikia visiems, sakyti, vienu žodžiu, daug tokių dabar daug visokių tokių epizodų buvo, aš ten kartais taip prisimenu tokių detalių visokių įdomesnių, bet šį kartą taip trumpiau biškį taip paliūdysiu. Jėzus pasikėlė, nuo Jėzus jisai į viršų, tai pasikėlė mane. Tokia meilė buvo, toks džiaugsmas, ta Dievo karalystė, kad neįmanoma žodžiais apipasakoti, koks yra džiaugsmas. Čia kaip palyginus su šita žeme, kai čia yra viskas tai padauginti iš milijono kažkur padauginti tam. Aš sakau, viską, sakau, Jėzau, aš nenoriu, sakau, šitą žemę grįžti, sakau, paimk mane, sakau, aš noriu su tavim amžinai būti, su tavim visą laiką. Jėzus taip nusišypsojo, sako, jeigu, sako, tokius kaip tu, sako, aš įleisčiau savo karalystę, sako, tai mano, sako, šita karalystė sugriūtų, sako, ne, sako, turi, sako, atgailauti, sako, skaityk Bibliją, atgailauk, kad tu visus savo nuodėmės, visą tą blogį, visus įdė savo visus kompleksus, visokius viską, kas yra tavie, kad turi įsilaisvinti iš to, per Jėzų Kristų per atgailą. Vienu žodžiu. Ir Jėzus taip davė tokį supratimą, kad mes čia gyvenam paskutiniais laikais, šitas visas ir karas čia prasidės, ir pas mus bus karas, ir čia visiems žmonėms reikia labai atgailauti, kad mes turėtum Jėzų Kristų širdyse savo, kad atgimti iš aukšto tas pagrindinė ta visa ta eilutė, man Jėzus kaip parodė, kad Jono 3.3, visos Biblijos yra pagrindas, Jono 3.3, kad tu iš tikrųjų, nes daug kas aš ir paskui buvau dar apgautas tenai, aš galvoju, kad aš jau atgimęs tenai, iš pradžių irgi tenai buvau dar nuklydęs į kitus tenai visokius klaidžiamokslius, ezoterikas visokias buvau nuklydęs aš. Ir vienu žodžiu, paskui po truputį čia į bažnyčias, aš jau paskui galvojau, kad aš atgimęs, jau čia viskas tvarkoju, aš darydavau nuodėmes. Paskui man šventoji dvasia perspėjo, kad, sako, tu nesi atgimęs, sako, tau reikia atgailauti, išsivalyti visas nuodėmes, prašyti pasigailėjimo Dievo.
nes laikas čia yra trumpas, laikas labai trumpas yra, nes čia sakau, visą tą Jėzus, kai davė supratimą, visa apreiškimo knyga, viskas tuoj prasidės, visi ten tie anspaudai, trimitai, viskas įsipildys iki paskutinės raidės tenai viskas. Ir kaip tokį dalyką, kad kaip ir gerą dalyką Lietuvai, tai čia nuo Lietuvos kaip ir prasidės viskas, čia bus kaip ir labai dideli išbandymai, čia bus nuo pagonių, nuo mūsų prasidės čia visi. Čia tie karai, mums reikės perėti viską, galima sakyti, palikti, nedėti vilčių į jokius turtus, į nieką, vien tik tai Jėzų Kristų, kad širdie turėti, kad būti dvasioje. Nes daug žmonių, tai kaip Biblijoje rašo, tai 1/3 iš viso tik pasiliks, 1 tik tai trečdalis. Ir Jėzus sakau, tokiais, kad labai nusivylęs, kad daug žmonių labai visi į pragarą papuola, mažai į Dievo karalystę. Visi, tai dėkui už dėmesį. Gal kada kitą kartą biškį tai būsiu labiau kažkaip pasiruošęs, nes pirmą kartą tai liūdina, man širdis kažkaip daužosi, aš, nežinau, čia kažkokia dvasia gal stovi, reikia atgailauti dar pačiam, kad biškį paliūdyčiau taip, aiškiau viską. Ačiū.